Bet mes iš karto startuojam be jokios pertraukėlės, be nieko antrąją mūsų rungtį ir tai yra kapitono rungtis. Ir iš karto noriu pakviesti čia šiek tiek aukščiau, kad visi gerai matytumėm, komandos pelnas kapitoną Roką. Taigi, vėliai, kapitono rungtis. Kas nežino, noriu priminti tiems, kas nežino, tiem pasakyti. Taigi, netrukus Rokas iš 3 vokų išsitrauks vieną personažą. Jisai visų pirma išsitrauks ir pažiūrės, į kągi jam reikės persikūnyti. Kągi, Rokai? Taigi, Rokai, koks personažas tavo atiteko? Homeris J. Simpsonas. Homeris J. Simpsonas! O dabar... Mes turim čia vieną Homerį komisiją. Jo. O kągi dabar, mėlėjai, taigi Homerį, visų pirma pasisveikinsiu auditoriją kaip Homeris J. Simpsonas. O dabar esmė, aš užduosiu Homeriui keletą klausimų. Na, jie bus tokie, šiaip, galbūt juokingi, gal šmaikštus, tačiau Homeris man turės juos atsakyti būtent kaip Homeris J. Simpsonas, aš tikiuosi, aišku, jūs jį palaikysite, ar ne? Gerai, taigi, Homeri, pirmasis klausimas. Prekybos centras Akropolis, tai kas? Homeri, įdėk link durų. Nežinau. Ačiū labai. Gerai, Homeri J. Simpsonai, kaip jautiesi čia ir dabar ant scenos? Palaikykim Homerį, jam nėra taip lengva. Gerai, Homeri J. Simpsonai, jei turėtum vaikų, kaip juos auklėtum? Na, sūnų visą laiką, žinoma, sakyčiau sūnui, kad labai gerai, kad primušiai kaimyną, jis mane užpisa. Tada dukrai dažnai sulaužyčiau visokius muzikos instrumentus, kad nelystų prie manęs čia grodama visai ir naikindama mano televizorių žiūrėjimą. Na, o... Ai, jo, dar turiu kūdikį. Koks ten jos vardas? Ai, nežinau, žodžiu. Ta aš tenai padėčiau kur nors į šalį ir jis gyventų savo gerai. Gerai, ačiū, Homeri. Gerai, ir paskutinis klausimas, ketvirtasis. Homeri J. Simpsonai, darbas tau kas? Nu, darbas tai susideda, iš tikrųjų, kaip liaudės išmintis sako, 80% darbo yra miegas, o 20 likusių yra spurgų valgymas. Ačiū labai, tai buvo Homeris J. Simpsonas, arba komandos pelnas kapitonas Rokas. Ačiū labai, Rokai. Ką dabar noriu pakviesti komandos 6 žąsys, be 6 žąsyčių atstovę, ne kapitonė atstovę Ernestą. Ernesta, vokas tau. Pasirinkimas jau mažėjo. Na. Ir koksgi personažas tavo atiteko? Na? Vištiena, ne? Ne. Aš visai neišmokėta iš tikrųjų. Šrekas. Šrekas! Pasisveikim Šrekai su auditorija kaip Šrekas. Aš nežmogėta. Aš tik panašus į jį. Gerai, šaunu, kągi, Šrekai. Pirmasis klausimas tau vėlgi, noriu 4 klausimus pateikti. Šrekai, kodėl Andrius Kubilius yra panašus į žmogų, kuris gali išgelbėti bankrutuojančią Lietuvą? O tai ne vakar aš jį valgiau vakarieniai. Tai jisai nebegelbės Lietuvos. Ačiū. Šrekai, o sakyk, kaip Nekviestos meilės serialas turėtų pasikeisti, kad tu jį žiūrėtum? Jeigu rodytų ten Fioną, ir tada gal žiūrėčiau. Bet jeigu ten papjaustytų kokios asilienos, aš nežmogėta. Ačiū, Šrekai. Ačiū labai. Šrekai, trečias klausimas tau būtų, sakyk, kad tokia laida yra humoro klubas. Ne? Yra. Kokių žmonių tai yra susibūrimas? Kaip tau atrodo? Tie, kurie nevalgo mėsos, nes tie, kurie valgo mėsą, jie neturi laiko, kada eiti į humoro klubą.
Ačiū. Na, palauk, dar paskutinis klausimas. Šrekai nepabėg, dar tas laukia kitos klausimas. O valgyt neduosit? Jau iškart po to. Kaip manai, kaip tau sektųsi dalyvauti laidoje Skylė sienoj? O, keblus klausimas, čia į paširdžius gavau jau. A. Jeigu skylė būtų tokio dydžio kaip, nu tarkim, pralystų autobusas, tai tada gal dalyvaut galėčiau. Bet šiaip tai turėčiau 3 mėnesius nevalgyti ir gal pavyktų. Ačiū labai Šrekai arba Ernestai iš komandos 6 žąsys be 6 žąsyčių. Ir komanda kontempliatoriai, kapitonas Simas. Na vis tik trauk tą voką, kuris tau liko, nors pasirinkimo jau nebėra. Tim. Na, Simai? Mikė Pūkuotukas. Pasisveikyk, Mikė Pūkuotukas. 1, 2, 3, mano balionėlis zajebys. Gerai. Mikė Pūkuotuk, kodėl 2 × 2 yra 4? Šitos bitės blogos, jos blogai neša medų. Ačiū. Pablogi. Ačiū labai, Mikė. O, labai panašus klausimas į prieš tai buvusi. Klausyk, Mikė Pūkuotuk, Kamasutra tai yra knyga apie... Šitas balionėlis manęs nebedžiugina. Jis kažkoks keistas. Ačiū. Mikė Pūkuotuk, vis tiek tu esi toks žinomas žmogus, daug kur dalyvauji. Sakyk. Žmogus. Būtent. Koks tu darybose? Žiūrint, dėl ko deramės. Jeigu būčiau kaip mano draugas Knisliukas, tai man būtų dėlampai iš tikrųjų. Bet jeigu kas nors prilenda į mano spintelę, kur tikrai ne balionėlis, ten nebėra jo, o medus, tada galiu išspardyti visiems šiknas su savo didelė koja. O taip, ačiū. Paskutinis klausimas tau, Mikė. Televizija po 11 valandos. Ką apie ją manai? Vakaro 11. Ta pati, ką apie alkoholį po 10. Mikė Pūkuotukas, kontempliatorių kapitonas Simas. Ačiū labai.